Mėly kolegos, pirmiausiai tai didžiulis ačiū visiems, kurie šiandien atvykote, kurie sugebėjo atvykti netikėtai žiemos sąlygomis, kaip visą laiką žiema į Lietuvą ateina netikėtai tokiom sąlygom atvažiuoti, tai yra didžiulis iššūkis, labai dažnai būnantis, parodantis matyti tą situaciją, kurioje esame. Galbūt tas laikas, kuris čia šiandien yra skirtas, labai svarbus yra ir sveikinimo kalbom, bet aš kaip visada norėčiau ne vien tik apie tai ir šiek tiek apžvelgti galbūt tą situaciją, pagrindinės aktualijas, nes po to kalbėsim apie programą, taip pat galėsim padiskutuoti. Taip, labai svarbu, labai džiugu ir dar kartą norisi tik tai pasidžiaugti ir padėkoti, kad vis dar esame tebe auganti politinė bendruomenė ir galime vėlgi pasidžiaugti prieš porą dienų įvykusių galbūt mažų įvykių. Geografinė prasme, mažoje savivaldybėje, Rietavo savivaldybėje mes turime įsteigtą skyrių, jauni šviesūs veidai, jungiasi prie mūsų politinės partijos ir tuo negalime nesidžiaugti. Tai bendruomenė mūsų auga, stiprėja ir šie metai taip pat bus labai svarbus, esminiai, nes visi turėsime nuspręsti, kokios valstybės mes norime, kur Lietuva artimiausius 4 arba net ir 5 metus, kokia kryptimi turės judėti. Šiek tiek tokių įžvalgų matyt bus ir programos pristatyme, bet šiandien tikrai tenka daug bendrauti įvairiuose formatuose ir tiesiogiai ir netiesiogiai su įvairiomis kategorijomis Lietuvos žmonių, neskirstant jų į elitą, runkelius, į perspektyvius, neperspektyvius, į gerus, blogus, į marginalus ar labai išsilavinimusius ir turinčius monopolį ir galimybę spręsti, kur yra Lietuvoje tiesa. Kalbantis su žmonėmis labai dažnai įsprūsta tokia emocija. Tikrai mes pakankamai esam susipriešinę, įtampos didžiulės, bet ta emocija labai dažnai pasakoma, šitoj tokioj situacijoje, kokia valstybė yra visom prasmėm. Norisi, kad mes būtume kaip vienas kumštis ir parodo tą kumštį. Ir mes ir vakar su kolegom šiek tiek diskutavome, arba tai tokia kumščio metafora, nes daug kas iš politikų dabar šneka metaforomis, man taip pat labai patiko. Taip, tikrai norisi, kad tas mūsų visuomenė, mūsų valstybė būtų kaip vienas kumštis. Bet ne tas kumštis, kuriuo trankoma į stalą, ne tas kumštis, kuriuo yra mušami Lietuvos ūkininkai, ne tas kumštis, kuriuo reikia kaimynui pagrumoti, ne tas kumštis, kuris dėja dar labai dažnai naudojamas smurto artimoje aplinkoje atvejais, galiausiai ne kumštis, kuriuo grasinama politiniam oponentui, tai turi būti kumštis, kuris parodo mūsų valstybės vienybę ir stiprumą. Kumštyje 5 pirštai yra. Mes galime vėlgi tuos 5 pirštus įdėti prasme, kur tos mūsų yra stiprybės. Šalies gynyba be abejo. Vidaus arba viešasis saugumas, auganti tvari ekonomika, efektyvi, svarbiausiai prieinama sveikatos apsauga, socialinis saugumas. Aš tokius įdėjau ramščius, bet jų gali būti gerokai daugiau. Bet deja, valdantieji per beveik 4 metų kadenciją netelkė mūsų visuomenės įtvirtą kumštį. Dažniausiai tai buvo drungnų, delnų patapšnojimas per visas valstybei svarbės sritis. O į kadencijos pabaigą vietoj telkimo ir vienybės tvirtumo pradėjau kalbėti tik apie vieno piršto svarbą – gynybą.
Bet demonstruojamas kumštis su vienu atlenktu pirštu demonstruoja ne vienybę, stiprumą ar telkimą, bet kitą simbolį, kurio aš tikrai nenorėčiau paminėti, bet kurį turbūt visi puikiai suprantame ir galime atspėti. Bet kada tu parodai vieną pirštą, automatiškai norisi atlenkti visus ir delną parodyti. Tada pakelti vieną ranką, tada netrukus pakelti antrą ranką, o abi pakeltos rankos žinom, ką simbolizuoja. Tai yra pasidavimą. Ir tas labai aiškiai matosi. Taip ir įvyko. Prieš iššūkius, šitos kadencijos iššūkius, kalbant apie svarbes reformas ir pokyčius valstybėje, buvo pakeltos rankos ir buvo pasiduota. Ar tai būtų socialinė apsauga, sveikatos priežiūros reforma, nuo mokesčių reformos apskritai pabėgome, tiesiog pakėlė rankas ir pasidavė. Jeigu būtų kitaip, šiandien mes nekalbėtume apie, matyt, aktualiausią temą - karštligišką finansų paiešką šalies gynybai. Tai pačiai sveikatai, viešajam saugumui, švietimui, skurdo mažinimui, šeimoms auginančiams vaikus, vienišiems žmonėms ir daugeliu kitų sričių. Šiandien aš akcentuoju vieną momentą, kuris yra labai svarbus ir šiandien jūsų patarimo reikės kaip mūsų bendruomenės lyderių ir atstovų dėl šalies gynybos ir tvaros finansavimo. Nes kviečia mūsų visų partijų pirmininkus, visuomenės atstovus tartis, kažkaip tai vėlgi pabrėžiant į kadencijos pabaigą, pradėti tartis ir ieškoti tų tvarių finansų. Pirmiausiai, ką mes matome, kad nėra aiškaus prioriteto. Kur mūsų šalies gynyboje yra tie pagrindiniai akcentai sudėti? Man atrodo, kad mes turim kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia, kas gali šiandien užtikrinti mūsų saugumą. Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje, nacionalinė divizija, kalbėti po to apie visuotinį šaukimą arba šauktinių reformą, bet kada jų paklausė, pasakoma, mums viskas svarbu ir viskas iš karto. Žinot, kai būna, kai viskas svarbu ir viskas iš karto, tai reiškia nieko. Prioritetų nebuvimas iš ties yra didžiulis rūpestis ir geriausia iliustracija yra lėšų. Kiekvieno euro, kuris skiriamas gynybai, skaidrus panaudojimas. Ir šiandien aš noriu vėlgi akcentuoti vieną momentą susijusiu su tankų pirkimu. Prieš 5 mėnesius kreipiausi į valstybės paslapčių koordinavimo komisiją, ar krašto apsaugos ministras ponas Anušauskas, kalbėdamas ir rašydamas Facebook'e, neatskleidė valstybės paslapties, kalbėdamas apie tankų specifikaciją, reikalingumą, kainas ir kitas detalės, kurios nėra viešos. 5 mėnesius komisija, kurie sudaro vykdomosios valdžios paskirti atstovai ir prezidentūros deleguoti 2 patarėjai, bandė nuplauti pono Anušausko mundurą. 3-2. Tikrai reikia padėkoti prezidentūros atstovams, kurie kritiškai vertino, pateikė atskirasis nuomonės, bet esmė šito viso 5 mėnesių kabutėse tyrimo pasakyti, kad ministras nusprendė, kokių tankų reikia pirkti, ar jų reikia pirkti, aš šiek tiek perfrazuojant, naudodamis viešą informaciją paskelbtą Wikipedijoje. Va, toks yra atsakymas. Tai reiškia, kad 2 milijardai galimi eurų numatyti tokiam įsigijimui sprendžiami pagal Wikipedijoje esančią informaciją ir duomenis. Ar mes galime žmonės įtikinti, kad finansai ir kitose srityse bus panaudoti skaidriai ir tas euras, kuris paimamas iš kitų sričių, ir čia yra pasaka, kad nepriešinkim sričių, taip nėra, iš kažko reikia paimti, skiriamas Wikipedijos pagalba, sprendžiant darant išvadas. Tai tikrai gėda, neatlaikė jokio kritikos ir dar kartą parodomas vidurinis pirštas, o po to kviečiame pirmadienį ateiti ir tartis ir ieškoti sprendimų. Ir kaip visuomeniai pasakyti, kaip sutelkti ją, kad reikia aukotis dėl šalies gynybos ir kažką tai aukoti. Ir šiandien paminėsiu dar vieną pavyzdį, galbūt nelabai malonų, smagų, bet apie tai reikia kalbėti. Šiandien mes turime šalyje 80 ligonių, dauguma tai yra vaikai ir jaunuoliai,
sergantys cistinę fibrozę. Liga, kuri šiuo metu Lietuvoje nėra išgydoma. Tai yra vaikai maksimaliai gali dagyventi iki 17-18 metų, kitaip yra neišvengiama mirtis. Nors jau 10 metų 39 valstybėse yra prieinami ir kompensuojami vaistai šitam gydymui, kurie prailgina dešimtmečiais gyvenimą vaikų, kurie gali užaugti, sukurti šeimas, gimdyti vaikus ir oriai pasenti. Metam vienas gydymas vienam žmogui 250 000. Daug? Daug. 80 žmonių 20 milijonų metam. Ir tų vaistų efektyvumas patvirtintas yra ne Wikipedijoje, o klinikinė praktika. 2 milijardai iš tokių šaltinių, o 20 milijonų randame. Ir sako, nepriešinkite šitų sričių. Mes negalim nepriešinti. Taip, nepriešinkime. Bet kaip pasakyti tam tėvui ar mamai, kad tavo vaikas turi mirti neišvengiamai. Ir jis numirs ir miršta tie vaikai, nesulaukia gydymo, kur valstybė 20 milijonų nesuranda. Ir mes įsigijimus tokius darome, kurie taip pat yra labai svarbus. Tai praradęs vaiką, ar tas žmogus, ar ta šeima bus tvirta ir patriotiškai nusiteikusi valstybės atžvilgiu, ją ginti, kurio brangiausio turto nesugebėjo apginti. Tai nėra priešinimas. Tiesiog šiandien norisi matyti, kad būtų pateiktas bendras paveikslas mums visiems. Kaip bus finansuojamas kasdieninis gyvenimas, sveikatos ta pati sistema, savivaldybės, švietimas ir kitos sritys. Ir šalia gynyba. Ar mums reikėtų šiandien ieškoti lėšų, jeigu mes kalbėtume apie sėkmingai per 4 metus Lietuvoje pritrauktas investicijas, sukurtas darbo vietas, gamybinės darbo vietas, gerai apmokamas. Jeigu Virgis būtų buvęs ekonomikos ministras ir inovacijų, turbūt nekalbėtume apie paieškos kokius galimybės. Nes tuo metu Lietuva darė tvarias investicijas, ilgalaikės, kur gamyklos šitam regione dirba, kurios negali bet kuriuo momentu išeiti. Bet nepadarė nieko, kad investicijos būtų pritrauktos. Dar daugiau, su tokia karo propaganda atbaido paskutinius investuotojus, kurie gali pasitraukia. Ir geriausias, baigiant kalbą, iliustratyvus pavyzdys, būtent tos partijos pirmininkės, kuri yra ekonomikos ir inovacijų ministrė, pasakymas, iš kur gauti lėšų krašto apsaugos finansavimui. Tai paimkime iš žmonių, tai nėra citata pažodžiui, geriau, kad jie santaupą pasidėtų ne į kojines, bet į tanką. Ir kada pasiklausai tokio pasiūlymo investuoti gyvenimo santaupas į tanką, kurį už 50 eurų droną sudegins, tai supranti, kad šita ministrė jokių investicijų negalėjo pritraukti. Nes toks investavimo patarimas žmonėms net laiko jokios kritikos. Rezumuojant, mes šiandien turim pasiūlyti alternatyvą. Ne pažadų, ne kažkokių tai neįgyvendinamų svajonių, o labai konkrečią alternatyvą ir perspektyvą žmonėms gyventi čia, mūsų žemėje, mūsų šalyje saugiai. Ir tas saugumas apima visas gyvenimo sritis. Mes tam turime žmonės, esančius mūsų partijoje. Mes tam turime patirtį, kalbant apie buvusios vyriausybės veiklą. Mes tam turime puikius savivaldybininkus. Mes turim potencialą, esam patikrinti gyvenimo, patikrinti politikos, patikrinti išbandymų valdžią su savo pasiekimais ir klaidomis. Dėl to ir šiandien, kada mes svarstysime labai svarbius klausimus, čia yra patariamasis mūsų susirinkimas. Tai nėra galutiniai taškai, kurie įkalti į akmenį. Keisis ir Europos parlamento tikėtinas sąrašas, ir tie vienmandatininkai, kuriuos šiandien svarstysime, jie ne visi dar yra, tų pokyčių bus, bet mes pasiūlysim visuose rinkimuose žmonėms alternatyvą, profesionalią, patikrintą alternatyvą. Ar tai būtų prezidento rinkimai? Ir šiandien daug kalba, kad reitingas kažkaip tai tenai per mažas yra, ten kažkas turi tuos aukštus. Tai kova dar neprasidėjo. Jinai prasidėjus, aišku, yra.
bet tikrai leiskime žmonėms padiskutuoti. Va tokioje auditorijoje padiskutuoti mūsų kandidatų ir tada, matyt, nebus didelių klausimų ir iliuzijų, kas gali ne tik tai kalbėti, darbais parodyti, išmanyti tas rytis, kurios yra atsakingas prezidentui. Artimiausiu metu prasidės Europos parlamento rinkimų kampanija. Mes irgi ten turim pasiūlyti ne tik tai sąrašo lyderį tokį, kuris galėtų pasakyti, jeigu būsiu išrinktas, susipažinsiu su niuansais tos briuselinės biurokratijos, koridoriais, tada pasigilinsiu ir pasakysiu, ką reikia daryti. Čia ir dabar reikia daryti. Ir dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad mūsų žmonėms dažnai pasakoma, kas yra Europos parlamentas. Jie ten kažką tai daro. Tai Lietuvos interesų apsauga ir atstovavimas. Nes jeigu mes tenai nesugebam atstovėti savo šalies interesų, paskui tuos sprendimus reikia čia įgyvendinti ir piktinamės tada. Kodėl mums reikia tą daryti? Briuselis, sako, nusprendė. Ne Briuselis nusprendė. Parlamentas nusprendė, kurį mes turėjom savo irgi atstovus. Kiek mes jų šiandien matome, kurie tvirtai stovėtų Lietuvos interesų apsaugai. Ne, neturi būti Europos parlamentas politinis kapinynas. Čia už gyvenimo nuopelnus mandatas į Europos parlamentą. Ne taip neturi būti. Jeigu mes tokią filosofiją vadovausimės, tai tokią Europą ir turėsime. Ir aišku, Seimo rinkimai. Apie tai dar bus atskiros kalbos, bet supraskime vieną. Šie metai ypatingi. Prezidentas, garvežys važiuoja, Europos parlamentas, svarbus rinkimai ir tai yra būdų pagrindai į nacionalinius rinkimus. Jeigu mes visi kartu parodysim vienybę, gebėjimą, profesionalumą, turėsim rezultatą, labai svarbų rezultatą. Nes noriu priminti, kad atėjo laikas žmonėms visiems įgyvendinti ministrės pirmininkės Šimonytės pasiuntimą ir pasiūlymą. Jeigu nepatinka, po 4 metų galėsite įsirinkti kitus. Dabar tas momentas daryti tos žingsnius ir mes turim padėti žmonėms apsispręsti, kad tie kiti būtų kitokie ir kitokia valstybė, negu buvo paskutinius 4 metus. Dar kartą sveikinu, kaip visada kalbėjau ilgiau negu pagal reglamentą, bet naudokim progą dalykiniam kalbam.